Taigi, kaip įsidiegti Lightroom presetus? Jūs turite gauti L laišką, kuriame rasite nuorodą į įsidiegimo instrukcijas. Atsidarome šią nuorodą ir suvedame slaptažodį, kuris taip pat turėjo būti tame pačiame laiške. Einame į puslapį. Taigi, čia matote visas presetų įdiegimo instrukcijas. Ir pirmoji užduotis yra parsisiųsti visus šiuos failus. Siunčiame kiekvieną iš jų atskirai. Paspaudę ant mygtuko spaudžiame download. Ir taip su kiekvienu iš jų, tam, kad vėliau būtų šiek tiek lengviau ir nereikėtų papildomų programų. Jei norite pasitikrinti, ar visus 6 presetus parsisiuntėt, viršuje spaudžiame mėlyną rodiklėlę ir matome, kad visi 6 yra parsiųsti. Einame prie antro žingsnio. Mums bus reikalinga Lightroom programėlė, tai arba ją jau turite savo telefone, o jeigu dar ne, pasirenkame, kokį telefoną turite ir parsisiunčiame. Atidarome Lightroom programėlę, prisijungiame prie jos patogiu savo būdu. Ir leidžiame prieigą prie visų nuotraukų. Tuomet apačioje spaudžiame mėlyną mygtuką su pliusiuku, spaudžiame From Files ir renkamės presetus visus. Įdėjome Indoor, vėl spaudžiame From Files. Įdėjome Sunny, vėl spaudžiame From Files, Beach and Snow. Na va, turime visus 6 presetus jau Lightroom programėlėje. Dabar paliko juos išsisaugoti kaip presetus. Taigi, ką darome? Atidarome pirmąjį Beach Snow. Spaudžiame viršui 3 taškelius ir spaudžiame Create Preset. Pažymime visas varneles ir būtinai užsivadiname tuo pačiu pavadinimu, kaip ir ant nuotraukos parašyta. Spaudžiame varnelę viršuje ir dabar einame apačioje prie presets ir jau matome savo pirmą presetą. tą patį padarome su visais likusiais. Jeigu nepaspausite visų šių varnelių, nieko tokio, pagrindinės yra sužymėtos. Na va. Dabar, kai norime pritaikyti presetą, galime prisidėti dar vieną nuotrauką. Spaudžiame From Camera Roll ir pasirenkame kadrą. Spaudžiame varnelę viršuje.
atsidarome kadrą, apačioje slenkame juostelę, renkame presets ir pritaikome kokią norime. Šiuo atveju mes turime saulėlydį, taikykime sunset. Spauskime varnelę. Palaikę pirštuką ant nuotraukos, matome, kaip atrodo nuotrauka prieš presetą ir po preseto. Jeigu norime kažką keisti, galime dar adaptuoti presetą arba išsisaugoti viršui spaudžiant kvadratėlį su rodiklėle ir spaudžiant Export to Camera Roll. Ir viskas.